Jūrę. Važiuosim. Ulialia, koks miškas. Žiemos pasaka. Labai gražu. Jūrės apylinkės. Važiuojam keliais. Slidu visur. Biškį pagriūnam. Great success. Per pusnis važiuojam, labai lėtai riedasi. Paulius greit pasijungs, atvažiavo į Kazlų Rūdą. Stojam pakaštavot, biržų bulkos privalgiam. Tempė jau pliusas, sniegas dar labiau limpa. Paulius atvažiavo. You did it again. Oh, yeah. Ką turim gero? Ką turim gero? Ką žinau, laukai, ledai. Neišsidrėvėt nei vienas? Visi išsidrėvėt? Aš dar ne, bet jau laukiu, kada čia bus tas. Galvoju, paskui jūs važiuosi, tai bus greitai ir dribakas. Ne, aš paskutinis velkuosi. Važiuojam link pizzerijos. Paulius šabakštyną rado gerą. Aha. Nepaėjo Pauliau biškį. Labai smagiai. Ką, valgai? Irgi nori. Papuoliau labai tas sunkias atkarpas, kur iš ten važiavo. Ką turime? Ką turim, kabeliai sėdim, ir pica ateis. Tai gerai pavalgysim, būsim laimingi. Nes dabar kokio tiek panirė vyrai po kiek čia kilometrų susupė? 25-20. Ir man tas gal 3 nuvažiavo, nes nuo namų dar. 100 jau, ne? Vienas čia būtų skaičius. Padėk, man iškė dar. Atnešė picos. Kokias picas turim? Šitą to kaip... 3 ananasai dėti. Kaip kvepia. Bet čia nenasinė. Čia ananasinė? Ai, čia tas su apelsinais. Jo, čia ta kitokia. Dar prasme, dar blogiau negu su ananasais. Lukai. Ne šitas galvoju. Dar kitą dar su burokais paėmiau. Ir silkė. Su burokais tai labai skanu būna. Ir silkė. Su burokais tai mėgstu. Kartus gerą. Visada, kai minam viršą, o jau dabar čia sustosiu, kai lūpsiu gerą. Atkeliavom į Kazlų Rūdos stotį, jau kaip ir baigtas maršrutas. Kažkas 80 km pravažiavo, kažkas kažkokia 20, 15 gal. Jokauju, daugiau, bet anyway, smagu buvo važiuoti. Nėra idealios sąlygos, nes truputį pliusas, kelias pažliugęs. Bet šiaip tai smagu buvo ypač dėl to, kad kompanija ir todėl, kad pizzą valgiam. Belekas.